Susisiekimo ministerijos organizuotą nacionalinį šviesiausios Lietuvos klasės konkursą 2011 metais laimėjo 3 klasės. Aktyviausiai ir originaliausiai atšvaitus propaguojančia pripažinta Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos jungtinė klasė. Šios gimnazijos moksleiviai krito į akį kaip labiausiai spindinti savo atšvaitais ir šypsenomis. Būtent šios mokyklos gimnazistų nuotrauka sulaukė daugiau nei 1200 socialinėme tinkle Facebook'e patinka paspaudimų. Ryškiai suspindėję tarp beveik 500 komisijai atsiųstų nuotraukų, Marijampolės gimnazistai itin ruošėsi ir pagrindiniam prizui – grupės Čilinam koncertui savo mokykloje. Mes tai pasiruošę, ar Marijampolė pasiruošusi mūsų laukia? Marijampolė, ar jūs mūsų laukiat, Jampolskį dabar tu? Mes atvažiuojam! Mes atvažiuojam į Marijampolę, į saugiausią, į pačią šviesiausią klasę! Nuo pat pirmųjų kelionės į Marijampolę kilometrų ypatingai linksma nuotaika švytėjo ir atlikėjai – Stano, Ramūnas Rudokas bei Marius Jampolskis. Lyg būtų suplanavę Marijampolei specialių siurprizų. Nežinia, ar vos atvykus į Marijampolę Čilinam vyrukų akis užkliuvo už šiltų praeivių žvilgsnių, ar juos sužavėjo Marijampolės gimnazisčių grožis, tačiau miesto gatves netikėtai jie užliejo savo dainomis ir ėmė dalinti atšvaitus maloniai nustebusiems praeiviams. Atlikėjai savo energiją užkrėtė visą miestą. Šviečia naktį atšvaitai ir visiems labai gerai. Aš tave matau, tu mane matai, tikrai. O, merginos! Kas be atšvaitėlių vaikšto, jau vakarėlis toj bus, va. Prašau. Reikia, kad būtumėt matomos, reikia, kad matytumėtės naktį. Tuoj duosiu. Net savo nusiseksiu, kad tik tai jums saugiau būtų. 3, 4. Šviečia naktį, šviečia dieną, šviečia naktį, šviečia dieną, gimnazistų atšvaitai. Sėkmės, merginos! Sveiki, stop, gimnazistai! Visų pirma, kur? Perėjos nėra, einat per gatvę, visų antra, kur atšvaitai? Aš ne dėdė policininkas, nebijokit, va, yra atšvaitai. Ir dainelė. Tai dėdė, bet ne policininkas. Dainuojam! Saulė, mano saulė, kur tu išėjai, ryte jūsų atšvaitai, ryte imkit jūsų atšvaitai ir švieskit! Ir būkit gerai matomi, kad jūs matytų monstrai vairuotojai tamsoje. Kol mokykloje Stano, Ramūnas ir Marius ruošėsi koncertui, moksleiviai papasakojo apie savo mokyklą. Mūsų mokykla yra Rygiškių Jono gimnazija. Čia mokinių taryba šauni ir bandom užvedinėti visą mokyklą, kad jie kartu smagiai prisijunginėtų ir palaikytų mūsų gimnazijos vardą ir ją garsintų ir tiesiog stengtųsi pasakyti, parodyti, kad mes čia renkasi tikrai labai šaunūs, motyvuoti mokiniai ir mes norim tiesiog padaryti gerus darbus ir išgarsinti savo gimnaziją. Tai va, šitas projektas taip pat mums padėjo ir manom, kad mūsų gimnazija dabar žinoma bent jau pusėje Lietuvos ir tai va. Ankstų rytą vykau į darbą ir net įsigandau, žiūriu, kas ten darosi, švitruoja, galvoju, tiek daug policininkų susirinko, galbūt avarija kažkokia įvyko, ogi mano gimnazistai. Taip malonu pasidarė, į gimnaziją mes riedame automobiliais, gimnazistai turtingi šiais laikais, taip pat kai kurie pėstute ir visi matė šią akciją. Ir kitą dieną, tikrai patikėkit, buvo daug mokinių su atšvaitais. Taigi aš jais didžiuojuosi, ši reklama būtina. Reikia saugoti ir save, ir kitus. Prieš Čilinam koncertą nuotraukos autoriui Henrikui Draugeliui buvo įteiktas susisiekimo ministro pasirašytas diplomas bei MP3 grotuvas. Į sceną atsiimti prizo vaikinas atėjo su visa linksmųjų gimnazistų komanda. Jie su džiaugsmu priminė ir nugalėjusios nuotraukos atsiradimo istoriją. Radau internete plakatą, kuriame buvo paskelbta apie šį konkursą. Buvo likę labai mažai dienų, berats 3 ar 4. Ir greitai mes susiorganizavome, nusifotografavome anksti ryte, buvo 7 maždaug ryto. Ir atsiuntėme jums nuotrauką ir tada stengiamės, kad sulauktume kuo daugiau laikų. Na, o dabar pakvieskime į sceną jūsų pagrindinį prizą, grupę Čilinam. Pakvieskime juos kartu. Sveika, Marijampolė! Prieš jūs
Grupė Čilinam. Koncerto metu Čilinam vyrukai gerai žinomomis dainomis ne tik išjudino visus susirinkusius, bet ir žaismingai bendravo su moksleiviais apie atšvaitų svarbą. Po koncerto iš salės visi išėjo dar šviesesni, nes svečiai išdalino daugybę spindinčių atšvaitų. Iš rankos! Visi nemylėjo tavęs, bet tylėjo ilgai. Man patiko tik būti su tavim, nemylėjo tavęs. Spindi saulėje atšvaitai ir visiems labai gerai. Aš tave matau, tu mane matai kiaurai. Hey! Bet jeigu čia polarizuoti stiklai, tai labai blogai. Žiūrime abu, o matau tik aš tave. Kam dar atšvaitų? Reikia mums kažką daryt, oh yeah. Reikia greit kažką daryt. Ir visus stiklus šituos išdaužyt. Ir aš stiklus pakeisiu, visus stiklus pakeisiu, kad tu galėtum pamatyt mane. Ir aš stiklus pakeisiu, visus stiklus pakeisiu, kad tu galėtum pamatyt mane. Saulė paskleiskim savo šilumą, savo juoką. Švieskim atėl, sušildyk rūkoj juostą pinigų. Švieskim atėl, sušildyk tamsią naktį, tą juodą naktį. Švieskim atėl. Ačiū! Tai buvo Čilinam. Ačiū! Ačiū labai. Ačiū labai Marijampolė. Ačiū labai gimnazistams. Na, iš tikrųjų, aš pati tai irgi pradėjau nešioti atšvaitą ir tikrai džiaugiuosi, nes aš jau labai seniai jį norėjau užsidėti ant savo kuprinės, bet vis galvoju, ai, neturiu, neieškosiu, kam ten reikia, nereikia tik to. Bet manau, kad tikrai, nes dalyvau labai daug mokyklų ir jie tiesiog buvo priversti užsidėti atšvaitą, tai nemanau, kad jie numetė toliau į stalčių, o užsidėjo ant savo kuprinės ar ant tašės ar kur nors. Tai va. Ir manau, šitas projektas tikrai geras, nes ir motyvacija, ir taip pat suvienijo visą mokyklą, nes už mūsų mokyklą kiek balsavo Facebook'e? Apie 1300, nu, tai mes iš tikrųjų, wow, taip, nu, buvom labai nustebę ir matom, kad mokykla tikrai palaiko ir tiesiog matau, kad mes kažką galim pasiekti ir tiki mūsų pergalę. Konkurso šviesiausia Lietuvos klasė organizatorius ypač nudžiugino didelis Lietuvos moksleivių, mokytojų ir mokyklų aktyvumas konkurse, kuris parodė, kad atšvaitas daugumai vaikų jau tapo įprastu aksesuaru. Didelė dalis mokinių juos dėvi nuolat. Konkursas šviesiausia Lietuvos klasė vykdomas pirmą kartą ir yra Susisiekimo ministerijos organizuojamos nacionalinės saugaus eismo propagavimo kampanijos Saugų kelyje dalimi.